Tiesiog noriu pradėti nuo vieno ypatingo skaitinio iš kunigų knygos ir paprašysiu, kad brolis Zigmas tame pasitarnautų. Kunigų knyga, 23 skyrius. Brolis Zigmai, prašau ramiai, garsiai, sklandžiai 39-43 eilutes paskaitykit. Viešpaties nurodymas įstatymo formoj jo pašauktiesiems iš pasaulio žmonėms, izraelitams. Pasiklausykime. Taigi nuo 7 mėnesio 15 dienos, kai susirinksite visą savo laukų derlių, paskirkite viešpaties garbei 7 dienas. Pirmoji ir 8 diena bus sabatas. Pirmą dieną imkite gražiausių medžių, vaisių, palmių šakelių, lapuotų medžių ir paupių, gluosnių šakų ir linksminkitės viešpaties jūsų Dievo akivaizdoje. Kasmet iškilmingai švęskite viešpaties 7 dienas, tai bus amžinas įstatymas jūsų kartom. Ta šventę švęskite 7 mėnesį. Visi izraelitai turi gyventi palapinėse 7 dienas, kad jūsų palikuonys žinotų, jog buvau apgyvendinęs izraelitus palapinėse ir kai juos išvedžiau iš Egipto žemės, aš viešpats jūsų Dievas. Amen. Rudeninės biblinės šventės Dievo duotos mums švęsti. Aš trumpai paminėsiu ir pakartosiu tam tikrą seką, kuri yra tam tikra prasme loginė ir tie įvykiai yra svarbus. Taigi, biblinės rudeninės šventės yra tokios. Visų pirma, mūsų rugsėjo mėnesio viduryje daugmaž yra naujųjų metų šventė. Ir naujieji metai visų pirma reiškia laikotarpio pasikeitimą arba laikų pasikeitimą. Yra manoma, kad per naujuosius metus įvyks viešpaties Jėzaus Kristaus sugrįžimas. Tai yra Dievo karalystės žemėje įsteigimas. Kada viešpats Jėzus sugrįžta, po to vyksta tam tikri teismai Dievo žmonėms ir pasaulyje. Ne? Permaldavimo diena yra tokia po to. Jūs atsimenat, kas vyko permaldavimo dieną žydų tautoje, žydų religinių švenčių metu. Būdamo įvertinama žydų tauta ir meldžiamasi nuodėmių atleidimą, aukojamos aukos kaip permaldavimas Dievui, kad žydai galėtų toliau švarus gyventi. Ir mes tikime, kad Jėzus yra mūsų permaldavimo auka, kad mūsų nuodėmės yra būtent Jėzaus Kristaus nuplautos, Jėzaus Kristaus krauju. Mes esame teisūs Dievo akivaizdoje ir tą dieną mes džiaugiamės už tą didelę Dievo malonės dovaną dovanotą mums. Tačiau ta pačiu tai yra pranašystė į ateitį, kada viešpats Jėzus Kristus sugrįž, jis vykdys atskirimą, įvertinimą visų darbų. Ir Dievo žmonės bus įvertinti dėl savo buvimo bendruomenėje ir savo darbų visų pirma, o paskui vyks teismai ir visam pasauliu. Ir po to seka būtent palapinių šventė arba derliaus šventė, kaip jūs girdėjote, skaitant kunigų knygoje, pirminis tikslas yra padėkoti Dievui už visas dovanas, už visą aprūpinimą, kurį žydai jau pjovė, rinko, nešė į savo rodos pažadų žemėje. Ir po to prisimenat nurodymus. Dėkokite Dievui dėl visų turtų, kuriuos jis duoda jums sukaupti. Ir rudens metu, kada oras atvėsta, kada darosi ne taip malonu, imkite ir išeikite gyventi palapinėse. Ir būkit malonus, ne tik tai pavalgykite, šiek tiek praleiskit laiko, sumuštinį suvalgykite, ar ne? Sako, jūs turite gyventi ten savaitę laiko. Gyventi. Reiškia miegoti ir daryti visus kitus darbus, bendrauti ir tai daryti palapinėse. Toliau prisimenant šiek tiek, galbūt, jeigu ne, tai galite įsmeigti akis į skaitytą tekstą, yra net ir nurodymas, kokiu būdu palapinė turi būti pastatyta, kas tie joje tuose statybose turi būti įtraukti ir panašiai. Šiandien nesismulkinsiu ir nepasakosiu, kas ten turi ir kaip. Bet noriu atkreipti dėmesį į priežastį. Kodėl žydams, kurie gyveno pažado žemėje ir jau turėjo namus ir turėjo ramybę, turėjo pastovumą tam tikrą, Dievo duotą saugumą, tam tikras teritorijas, ribas ir panašiai, kodėl jiems buvo duota nurodymas gyventi palapinėse? Sako, prisiminkite, iš kur jūs atėjote, kaip jūs patekote į tą turtą, į tą ramybę, į tą tvarką, į tą taiką ir į apstumą. Prisiminkite, ką teko patirti jūsų protėviams,
kad jūs nepamirštumėte viso to ir nepasidarytumėte nerangus dėkoti Dievui, pasitikėti juo, suvokti jo veikimą. Sako, gyvenkite palapinėse tam, kad prisimintumėte, jog jūsų tėvai ir jūsų protėviai taip negyveno. Jiems teko pereiti išbandymų ugnį, pereiti tam tikrą ugdymą tam, kad jūs turėtumėte galimybę šiandien gyventi tose sąlygose, kuriuose jūs gyvenate. Gyvenkite palapinėse. Ir aš matau tame tam tikrą gražią simboliką su mūsų šiandien dienos tikinčiaisiais, su mumis tikinčiaisiais. Ir visų pirma, sulyginsiu viešpatie Jėzuje Kristuje mums dovanota Dievo malonė su buvimi pažado žemėje. Kieno dėka mes esame teisūs Dievo akivaizdoje? Kristaus dėka. Kieno dėka mes galime džiaugtis viltimi, kad viešpats neleis mums pražūti niekur ir niekada, bet išgelbės nuo rūstybės valandų, nuo išbandymų, kuris ateis visam pasauliui, jis išgelbės mus nuo pasmerkimo Dievo teismo dieną ir panašus dalykai. Jūs įsivaizduokit, ar mes Jėzuje Kristuje nesijaučiam tinginiai? Ta prasme, turim tokią tobulą ramybę, kad nieko nebebijom. Mes esame Jėzuje Kristuje jau danguje. Atsimenat laišką Efeziečiams. Dievas suteikė malonę, jis atleido nuodėmes ir Jėzuje Kristuje jūs jau įkėlė į dangų. Tai mes krikščionės, žinot, kad kaip, tai ką čia labai stengtis, jeigu aš jau dangui, klausyk, tai ko aš galiu džiaugtis? Iš Dievo turiu ramybę. Jeigu mane kas nors neramina, aš puolu sakyti viešpatį, žiūrėk, ten priešas. Aš nerimauju dėl pragyvenimo dalykų, Dieve, tu pažadėjai manim pasirūpinti, būk malonus. Tu sakei, kad neišseks vanduo ir aliejus mano puoduose ir visi panašus dalykai. Matot, Dievo malonės dovana kartais ima ir padaro mus tokiais gana abojais, jo geras žodis, abojais tokiais, išlepintais. Kaip kažkada, atsimenu, mes kalbėjome, mes krikščionės galime susikelti kojas ant fotelio kokius, įdėti prieš televizorių ir pasakyti, Kristus viską atliko. Jeigu jisai norės, jisai pašauks žmonės. Jeigu jau reikės, kad nors jis atsiūs žmogų, jis pasibels pas mane, pro duris įeis ir sakys, klausyk, girdėjau, kad tu tiki Jėzumi Kristumi, papasakok ir man. Ir va, derliaus nuėmimo šventė yra, sugrįžtų prie mūsų praktikos tokios, taip? Sako, visų pirma, įvertinkit tai, ką turit, prisiminkit, jūs turit nemažai. Kitoj raštų vietoje, jeigu jūs prisimenat, yra pasakyta, brangusis, jeigu tu turi pavalgyti ir apsirengti, tai tu turi visko, ko tau reikia. Ar mums to gana? Ar mes esame patenkinti tuo, kad turim pavalgyti ir apsirengti? Dažniausiai mes sakome, viešpatie, ne tiek daug aš turiu, kiek noriu pavalgyti. Ir ne tiek daug gražių rūbų turiu, kiek aš norėčiau turėti viešpatie. Ir nesu labai patenkintas, ar ne? Mes turėtume būti kokius 10-20 kartų džiugesni negu visas kitas pasaulis. Nes mes turime 10-20 kartų daugiau, negu kad mums reikia pavalgyti ir apsirengti, ar ne? Ir viešpats sako, Jėzuje Kristuje jūs esate apdovanoti. Jūs tarsi jau gyvenate Dievo pažadėtoje žemėje, laukite to pažado materialaus įsikūnimo. Jūs turite ramybę su Dievu, jūs turite meilę ir viešpaties, ir Dievo dėtą meilę į jūsų širdis jam pačiam ir žmonėms. Jūs turite didelį viltį dėl gyvenimo, kad nepražūsite ir Dievas įves jūs į savo karalystę. Jūs turite Dievo malonę pergalėms pasiekti, jūs visą tai turite. Bet prisiminkite, kas tai jums dovanoja, iš kur visą tai atėjo. Kieno nuopelnas yra šita mūsų ramybė viešpatyje Jėzuje Kristuje. Ir vėl mūsų žvilgsniai turi nukrypti į tą, kuris turėjo palapinę mūsų žemėje. Į tą, kuris atėjo, nepasiėmė mūsų naštas, nešė mūsų sunkumus, nešė mūsų ligas, galų gale paaukojo save patį tam, kad dovanotų šitą ramybę su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Ir šiandien mes turime dieną, tai padėkos dieną iš tikrųjų. Ir visų pirma, padėkos Dievui už mūsų gelbėtoją ir mūsų viešpatį Jėzų Kristų.
per kurį turime šiandieninį apstumą dvasioje. Noriu paklausti jūsų, ar aš aiškiai kalbu. Tai vienas iš dalykų, taip? Tikslas yra, prisiminkite, iš kur atėjusi jūsų ramybė, iš kur atėjusi jūsų gyvenimo tokia kaip ir apstybė, dvasinio gyvenimo turtai. Prisiminkite. Apsigyvenkite palapinėse. Čia dar vienas sekantis dalykas, kuris yra simbolizuojamas ir pranašaujamas, tai yra viešpaties apreiškimas apie patį mūsų gyvenimą šiandieną. Iš tikrųjų, žinote, aš tiesiog viliuosi, kad visi esam skaitę Naują Testamentą, visi šitas rašto vietas žinome, nesiruošiu studijuoti kaip su pradedančiaisiais su jumis. Tiesiog priminsiu, kad apaštalas Povilas šventojoje dvasioje sako mums visiems: brangieji, būkite paguosti, tie, kurie gyvenate kūne šiandien. O ta paguoda yra tokia, kad jūs gyvenate palapinėse. Šiandieninis mūsų gyvenimas yra palapinėse. O jūs visi įsivaizduojate, kad ir kokia palapinė bebūtų, ta palapinė nėra labai jau tvirtas būstas, ne? Ir mes visi tą jaučiame. Žiūrėk, kas nors, vat, kaip buvo paminėta, suvalgai, kad nors negero, ir jau prasideda svyravimai ir padrebėjimai kažkokie. Ir mes esam jautrūs šalčiui, ypatingai va šiuo laiku, tai taip pat pradedi reaguoti šalčius, jeigu tik tiek neužsigrūdinęs esi kažkur, ne? Esam visi jautrūs šilumai ir tie mūsų kūnai yra tokie, kur mes sakom, nu jėtus tu mano. Dieve, tugi galėtum, tu Dievas ir ne Dievas, aš čia taip sakau jam. Dieve, kodėl tu negali duoti sveikam nugyventi, nu? Būtinai turim kokį nors tai slogą, tai dar kas nors, dar sunkesnį negalavimą visokie, kuriem galam duodi mums tą silpnumą. Dieve, pagydyk. O paskui sukako 80 metų, 90 metų ir taip jungikliai jungė ir sveikas žmogus numirė, ne? Bet taip nėra. Taip nėra, nes čia, kaip Julita liudija, nusiperki naują rūbą, ir to yra ir Lietuvoje pas mus. Nusiperki kažką naujo, įmetė į skalbimo mašiną, žiūrėk, spalvos nebėra. Dar skuduras yra, bet spalvos jau nebėra. Dar šiek tiek panešioja, siūlės iš yra. Ir stebėsi, nu, kaip šitą daiktą sukūrė, kaip jį čia pagamino, koks čia tikslas yra. Aš tikėjausi, čia Lietuvoje tokių dalykų būna ir jūs esat patyrę galbūt. Tikėsi, kad viskas bus tvarkoj, nes išleido nemažai, o pasirodo viskas labai laikina. Viskas nusidėvė. Tai paguoda mums yra ir apaštalas Povilas tas sako, jūs turite turėti supratimą ir galvoti realiai. Jūs gyvenate kūnuose, kurie dėvisi. Tarp kitko, prisipažinsiu, pasižiūriu televizorių kartais. Ir neseniai teko tokią laidą žiūrėti, kur kalba mokslininkai, biologai ir ten visi kiti ieško senėjimo priežasties mūsų kūne. Ieško geno, kuris yra atsakingas už mūsų tą sudilimą ir stengiasi surasti. Ir vienas jau iššoko ir sako, o jau radom, kad skydliaukė yra kažkas ten tokio, kur gaminasi kažkoks serumas ir jisai veikia visur. Kitas sako, nesąmonė. Visam organizme yra išsėtos kažkokios ten, nu, aparatūra kažkokia, žinot, po mikročipo kiekvieno ląstelėje, kuris veikia ir sendina visą organizmą. Nu, aš taip klausausi ir galvoju, nieko savo, jau beveik pasiekėm, atradom priežastį, kodėl mes mirštam, jau tuoj nemirsim. Kitas sako, nieko panašaus nebus, visam organizme vyksta šitas dėsnis. Ir paskui laidos autoriai ieško kaltų. Kas čia prakeikė žmogų ir įdėjo tą principą, senėjimo ir suirimo principą į žmogaus organizmą, nes iš principo mesgi galėtumėm gyventi amžinai. Ir žinot, kaltina ateivius, kaltina Dievą ir visus kitus, ten ieško priežasčių ir sako, va čia, va tokia realybė yra. Brangiai, tai yra mūsų paguoda ir mūsų išgelbėjimo viltis. Tam tikrą prasme mes galime pasiguosti dėl to, kad mūsų jėgos senka ir jūs tikriausiai tą jaučiat. Ir viešpaties paguoda yra tame, kad tai yra laikinas dalykas. Ateis metas ir mes turėsime gyvenimo būdą arba būti neįrančią, neprarandančią jėgų. Sako, Dievas jums dovanos namus, kurie nesuyra. Ir mes šito laukiame, o laukdami siekiame patikti Dievui, kuris visą tą dovaną mums yra paruošęs ir sumanęs. Taigi, mes gyvename palapinėse
ir gražus dalykas yra prisiminti vėlgi žydų kelionę palapinių metu dykumoje, kur apie šitą kelionę viešpats kalba tokiais žodžiais. Viešpats jūs mokė dykumoje, viešpats jūs auklėjo, viešpats tyrė jūsų širdis, norėdamas pamatyti, ar jūs pasitikėsite Dievu, ar jūs vykdysite jo valią. Ir jūs žinote iš Naujojo Testamento, kad tas pats procesas vyksta su tikinčiaisiais šiandien. Mes esame mokomi, valomi, viešpats negundo, viešpats bando mus, ištiria, siekia pažinti mūsų širdis, ar mes pasitikėsim jo, ar mes vykdysim jo valią. Ir visą tai liudija mums šitą dieną derliaus šventė. Kodėl jūs turite sunkumų ir išbandymų? Šiandien mes esame mokykloje. Mes esame pakeliui į tikrąją Dievo pažadėtąją žemę, į Dievo karalystę, kuri bus įsteigta viešpačiui Jėzui Kristui sugrįžus į žemę antrą kartą. Šiandien dienai to dar nėra. Mes matome tik atšvaitus arba užuominas šitos karalystės. Ir trečia simbolika, kuri man norisi ją pabrėžti iš tikrųjų. Nes neramu dėl mūsų visų sielų, dėl savo pačių sielos. Iš tiesų, nuostabus dalykas ir liudijimas yra. Jūs tikintieji, broliai ir seserės viešpatyje Jėzuje Kristuje, jūs, kurie pasitikite Jėzumi Kristumi, jūs esate žemės derlius, kurį viešpats Jėzus Kristus renka ir suveža į savo aruodus. Dievo surinkimas žemėje, arba taip vadinama bažnyčia, yra Jėzaus Kristaus derlius. Tik tai, kada yra pjaunamas žemės derlius, yra nupjaunami ne tik tai kviečiai, nešantis vaisių, bet yra nupjaunami ir kviečiai, kurių varpos yra tuščios. Ir tarp tų kviečių, kurių varpos tuščios, yra nupjaunamos ir raugės, taip vadinamos Biblijoje. Atsimenat, kartu su kviečiais auga ir raugės. Ir tik tai tada, kada prasideda vaisiaus metas, pasimato, kuris yra kvietys, kuris yra raugė. Ne? Ir reminti šituo noriu, kad mes paskaitytume ištrauką iš Jono Krikštytojo kalbos apie Jėzų Kristų, kuris turėjo būti apreikštas žydų tautai. Jėzaus Kristaus misija arba Jėzaus Kristaus toks darbas, kuris jis daro, yra užrašytas Mato Evangelijos 3 skyriui 11-12 eilutei. Broli Zigmai, būk malonus, paskaityk mums garsiai. Mato 3, gal nuo 10 eilutės, 10-12 eilutės. Štai kirvis jau prie medžio šaknų ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, yra nukertamas ir įmetamas į ugnį. Aš jūs krikščiu vandeniu atgailai, bet tas, kuris ateina po manęs, galingesnis už mane. Aš nevertas net jo sandalų nuauti. Jis krikštysiu šventąja dvasia ir ugnimi. Jo rankoje vėtiklė ir jis kruopščiai išvalys savo kloną. Kviečių surinks į klėtį, o pelus sudegis neužgesinama ugnimi. Amen. Įdomus Jėzaus Kristaus darbas, ne? Sako, į klojimą yra suvežtas visas derlius ir Jėzaus rankoje yra šiupelis, ne? Šiupelis. Gal ir gerai pasakiau, šiupelis. Visi suprantat, kas yra šiupelis, ne? Ir jisai sako, ima tos grūdus, meta į viršų ir pučiantis vėjas tai, kas yra pirmąjį psalmę, atsimenat, giedojam. Ir tai, kas yra pelai, tai, kas yra per lengva, tas yra išpučiama, nupučiama. Lieka tik tai švarūs kviečiai. Ir derliaus ta mūsų nuėmimo meto šventė iš tikrųjų yra teismo šventė mums. Yra be galo svarbu įvertinti save pačius, koks vaisius yra mano dvasioje, koks vaisius yra mano gyvenime. Netgi savęs paklausti, ar aš esu tas, kuris nešu vaisių Dievui, ar aš esu bevaisis kažkoks, ar aš esu tas kvietys, ar aš esu raugė. Nes iš tikrųjų mes patysgi kiekvienas dvasioje trokštame gyvo Dievo pažinimo, ne? Mes trokštame gyvos Dievo jėgos pasireiškimo. Mes trokštame netgi patys savo dvasioje pažangos, aš labai švelniai pasakysiu,
bent kažkokios pažangos savo tikėjimo gyvenime, kažko tai trokštame, kad Dievas reikštųsi vienu ar kitu būdu. Ir šita diena yra įvertinimo diena iš tikrųjų. Jeigu aš pats savyje negaliu atrasti vaisiaus, jeigu aš negaliu pamatyti arba prisiminti Dievo veikimo savo gyvenime, jeigu aš žiūriu į save ir klausiu savęs, kad ko vertas iš viso mano tikėjimas. Galbūt yra daugiau religingumo negu tikėjimo, galbūt yra apeigiškumo kažkokio tradicija tam tikra, sekmadienį nueiti pamaldas, atbūti ir sugrįžti. Galbūt iš viso mano tikėjimo tik tai ir yra likę, kad lankausi pamaldose ir godžiuosi, kad čia viskas gerai. Iš tikrųjų, tai yra metas, kada mes galime sukrusti. Nes kol mes esam šito žemėje, tol mes galime pakelti savo žvilgsnį, savo širdį į Dievą ir sakyti, Viešpatie, aš nenoriu būti bevaisis. Viešpatie, tugi sakei, kad esi, atsimenat, skaitėt, Jėzus Kristus yra tas, kuris panardina į šventąją dvasią. Kitose vietose yra sakoma, jeigu tu žmogau prašysi Dievo šventosios dvasios, jis tau jos duos, nes būtent tam Dievas siuntė Jėzų Kristų. Bet būtent tam jis padarė Jėzų tarpininku. Jeigu tau reikia apvalymo arba išvadavimo, sako, Jėzus yra paskirtas tam, kad jūs apvalytų ir išvaduotų. Šaukitės jo. Ir va šitoj vietoj mums yra švenčiant derliaus nuėmimo šventė paliekama galimybė vis dar save įvertinti ir jeigu reikia kažką keisti. Arba melsti Viešpatie, noriu būti naudingesnis ir vaisingesnis negu buvau iki šiol. Mes esame derlius. Ir kaip yra džiugu, žinot, eina tokios kalbos, va, Jėzus Kristus sugrįž, Jėzus Kristus pasiūs savo pasiuntinius tam, kad surinktų tikinčiuosius iš pasaulio ir man labai patinka, ta prasme, kartais išgirsti tokią mintį, kad mes tikintieji turime būti pasiruošę. Ar esat girdėję? Tikintieji, jūs turite būti pasiruošę Jėzaus Kristaus sugrįžimui? Ir kartais apsukrunti ir padėti galvoti, kaip čia tą čemodaną susilaukti. Gal iš tikrųjų bus toks, žinot, praeis garsas per Lietuvą kažkoks, nežinau, kas turėtų ateiti, pamokslininkas koks nors ar dar kas nors ir sakys, jeigu norit būti išgelbėti, va, Jėzus Kristus sugrįžo ir jūs turit susipakuoti kai kurios daiktus ir susirinkti Kėdainiuose prie didžiosios Maksimos stoties teritorijoje. Kaip mes vykstam į ekskursijas iš tos vietos dažniausiai, susirinkam ten, sulipam, išvažiuojam, ne? Ir jeigu kas neateis į tą stoties teritoriją, tai tas ir pasiliks, bus nespėjęs į traukinį. Ir tokia baimė, kaip čia man atpažinti, va, jeigu tas šauksmas įvyks, kaip čia man suspėti ir nepavėluoti. Ir kad aš pagalvoju apie kvietį ir derlių ir lauką tokį bandau įsivaizduoti ir man tame paguoda gaunasi. Nu, jeigu aš esu kvietys, nors aš pats turiu rūpintis, kad mane kas nors nupjautų ir į kloną įvežtų. Aš esu ramus, ar ne? Žydė savo augė, galbūt tie grūdai gali išbirti, jeigu nieks nenupjaus, ne? Bet iš tikrųjų yra pjovėjai. Yra šeimininkas, yra pjovėjai, jis pasiunčia ir jis mane surenka. Ir vėl toj vietoje aš atsipučiu ir sakau, Viešpatie, nu tavo dalykas mane išgelbėti. Ačiū Dievui, kad aš nieko negaliu nei pridėti, nei atimti iš to išgelbėjimo, kurį esi davęs ir mums visiems paruošęs. Ir tame yra paguoda ir atgaiva. Aš nepavėluosiu ir aš nebūsiu paliktas. Bet to, ką aš galiu pasirūpinti dabar, tai pasistengti Viešpaties Dievo garbiai būti kuo vaisingesnis grūdas. Derliaus nuėmimo šventė. Viešpats Jėzus Kristus yra mūsų gyvybės ir mūsų gyvenimo ir mūsų vaisingumo priežastis. Mes esame dėkingi šiandieną jam už visas jo dovanas ir pragyvenimo dalykus ir dvasioje. Mes turime tam tikrą paraginimą, kuris slypi pačioje derliaus šventės arba palapinio šventės simbolikoje visoje. Ir mes galime įsiklausyti tai, kas šventė šaukia daryti, kur jinai kviečia. Mes galime atsiliepti jos kvietimą, nebūti kvaili, bet būti dėmesingi, būti pasiruošę. Ir aš kviečiu tą padaryti mums ir šiandieną. Taigi, ką mes veiksim šiandieną? Visų pirma, eilinis, kaip ir kiekvienais metais mano paraginimas. Mažiausiai savaitę laiko brangieji.
skaičiuokit savo palaiminimus diena iš dienos. Ryte atsikėlėt ir pradėkit vardinti, ačiū Dieve tau už žmoną. Ir vyrai pasakė, amen. Nesišypsok, čia nėra ko šypsotis, čia didelis turtas yra iš tikrųjų. O moteris kiekvieną rytą, Dieve, ačiū tau šitą nuostabų vyrą. Žinot, koks pagundimas yra. Dažniausiai vyras nesusišukuoja, paskui moteris visą dieną nekenčia jo, kad nu kaip tu vaikštai toks nesusišukavęs, negražus, ką žmonės pasakys. O tai, kad jisai darbštus, kad švelnus, kad žodžius gražius sako, jau nebetenka prasmės. Todėl tiek vyrams, tiek moteriams paraginimas vardinti gerasias savo žmonių savybės. Gerasias savybės. O jis toks, o šitoks. Ir žiūrėk tų gerų savybių. Ašgi myliu žmogų dėl gerų savybių, ne dėl to, kad jis kažkur tai yra kreivas arba blogas. Ne? Ir dažnai tų gerų savybių būna daugiau. Ir taip visą savaitę. Aš suprantu, kad kai kurios pagyvenusius anūkai nervuoja, kai atvažiuoja. Ne? Buvo prieš tai, kaip anūkai nervuoja, tai vaikai nervuoja, nes vaikai netaip auklėja savo vaikus. Ir norisi taip vaikus pamokyti, vaikelį, negerai taip daryti. Tu turi taip gyventi pats, kad ir vaikai užaugtų, ar ne? Dėkokime už savo vaikus ir už savo anūkus. Ir dėkokime Dievui už kitus dalykus, dar kokius nors. Plius prie to, kad valgyti turim ir apsirengti turim, ir namus turim, ir karo nėra, ir daugybė dalykų iš tikrųjų. Kas svarbiausia, mums reikia dėkoti už bomžus, ar pagalvojot kada? Mums labai reikia dėkoti už sergančių žmonės, tarkim, bendruomeniai arba pasaulyje, su kuriais mes susidurėm, giminiai, nes mums jie reikalingi, ar pagalvojot kada? Ar jūs dar su manim? Mums reikalingos sąlygos, kad mes galėtume parodyti savo gerumą. Mums reikalingos sąlygos, kad mes pamatytume savo pačių gerumą. Dėl to mums reikalingi žmonės, kurie yra nelabai malonus, nelabai patogus, galbūt kelia iššūkį kažkokią, galbūt pareikalauja iš mūsų aukos kažkokios. Bet tik tai tokiu būdu mes galime pamatyti, kokie mes geri. O jūs geri? Taip. Dėl to viešpats ir yra paruošęs mums vieną kitą priešą, kad galėtum pamatyti, o štai koks tu kantrus. Ne tik tai myli kokį nors savo vaiką, ne? Bet esi kantrus ir visai svetimam ir tam bandytojui, jūs prisimenat, atėjo į tavo namus, apiplėšė tavo namus, o tu sakai plėšikui ir vagiui, te laimina tave Dievas, patenkink savo poreikius, aš nuo to nenubėdnėsiu, o tu bėdą turėsi. Aš galiu šiek tiek pajuokauti, pavogiai tu mano skalbimo mašiną, kuri yra taip blogai veikia, kad vėl naują pirkti. Dabar tai tavo problema. Ir taip apie visus kitus dalykus, taip. Ir šitą, čia aš taip šiek tiek leidžiu savo atsipalaiduoti, bet mintis yra tokia, šitą kartais mes galvojame, kad tie, kurie pareikalauja iš mūsų kažko, ar tai taikoja, ar per prievartą, yra tie, kurie mūsų apiplėšia. O tiesa yra ne. Jie mūsų neapiplėšia jokių būdų. Priešingai. Visi tie nemalonumai ir nemalonų žmonės mus praturtina. Nes padeda atverti turtus, kurie yra jumyse pačiuose ir save patį ugdyti ir pažinti labiau. Padeda mums patiems atsiverti. Todėl tai yra savaitė, kada jūs galite dėkoti už valdžią. Valstybę. Kaip priešingų atveju taip norisi duoti kailį, kad rūpintųsi labiau, ne? Bet tai yra ta savaitė, nes valstybė ir valdžia yra Dievo duoti ir mes dėkingi Dievui turėtume būti už tuos žmonės, kurie apsiėmė atlikti tam tikrą tvarkymo darbą. Mes turėtume būti dėkingi ir už visus, aš nesiimu dabar daugiau toliau kažką tęsti, bet noriu paminėti namų darbas, atsikėlėt ryte, pradėjot nuo dėkojimo. Eidami prieš miegas, raskit pusvalandį kažkokį tai ramybės
Ir dėkokite Dievui už tuos gerus darbelius, kuriuos galėjote per dieną padaryti. Paskaičiuokite tuos gerus darbelius. Padėkoti Dievui už nemalonumus netgi. Nes visa tai duota mūsų praturtinimui, mūsų labui. Ir taip visą savaitę. Džiaugsmo ir padėkos savaitę. Negaliu neprisiminti sesers liudijimo. Pats didžiausias džiaugsmas yra, žinot, kaip mes sakom, o, ačiū tau viešpatie, nes aš šiandien turiu valgyti. Tokia mintis, nebijok, neturėsi. Ačiū tau viešpatie, aš šiandien gyvenu be skolų ir galiu kitiems duoti. Nebijok, turėsi. Ačiū tau Dieve už namus ir už ramybę. Nebijok, ne visada turėsi ir tą ramybę, ir tos namus. Ar jaučiate, kas už viso to slypi? Jeigu mes turime viešpatį Dievą per viešpatį Jėzų Kristų, tai mes turime visko, ko reikia. Ir jeigu aplinkybės pasikeistų, tai Dievas yra paruošęs mums viso, kas reikalinga kitoje vietoje. Ar tai būtų namai, ar tai būtų broliai seserės, ar tai būtų saugumas kažkoks. Jeigu mūsų saugumas viešpatyje, tai gali kalnai griūti, žemės drebėjimai vykti. Mes būsime saugus, nes mes žinome, iš kur ateina mūsų išgelbėjimas. Bet jeigu mūsų klestėjimas yra kūne, tai prasme maiste, name, seife, tai va tada mes esam dideliam pavojuje. Visa, ką mes turime, yra viešpats ir jo malonė mums dovanojama. Taigi, brangieji, derliaus šventė. Mes esame labai turtingi. Pasakykite amen. Mes esame milijonieriai. O tas, tai man nepatiko. Amen, taip, mes milijonieriai. Mes patys saugiausi, mes patys labiausiai apdovanoti, nes mes esam turtingi Jėzumi Kristumi. Derliaus nuėmimo šventė ragina visą tą prisiminti. Dėl ko tai yra svarbu? Mūsų požiūris yra dalykas, kuris gyvena mūsų galvoje ir nulėmė mūsų visą savijautą ir mūsų gyvenimo būdą. Jeigu mūsų požiūris ir mintis yra teisingai sudėlioti į daugelį vykstančių reiškinių, į save pačius ir gyvenimą, tai mes esame ramus, saugus ir tvirti. Jeigu mūsų požiūriai klaidingi, tai mes emociškai labai nestabilus ir mus gali nunešti nuotaiką, mus gali nunešti koks žmogaus pasakytas žmogus, paskui tokia paprasta mintis, žinot, būna toks, net aš kartais pagalvoju, nors aplinkui žmonių krūvos, aš vienišas, pagalvoju, ale tikrai vienišas, kaip baisu, ar yra kas tikrai mane myli, iš kur aš žinau, ar teko mąstyti tokių minčių. Ir jeigu pasiduodi tokiom mintim, o ne Dievo žodžiui, tai žiūrėk, pradedi liūdėti link liūdnų dalykų. Ir emociškai, o paskui ir fiziškai, o paskui ir gyvenimas, ir panašus dalykai. Taigi, mes esame Dievo derlius ir mes gyvename palapiniai ir viešpats yra paruošęs mums nuostabių dalykų.